Sveikas, Tautvydai, pagaliau apsilankėm ir tavo kraštuose. Labas, malonu, kad atvykot. Tai šiandien kažkaip, palauk, kaip mes čia išėjom. 3 apskritis - Šiauliai, Tauragė ir Kaunas. Ir 4 rajonai, taip išeis. Nes kalbėjom su Romu kaip tik, kad ir Kelmę sieksim, ir Raseiniai, ir Šilalė. Ir kas dar? Ir Tauragė. Ir Tauragė, taip. Tai matau skirtumą iš karto, aš jau pati matau, kad tikrai ankstyvesnė stadija. Papasakok, kaip yra su kviečiais, kokia stadija dabar? Tai kviečiuose šiuo metu turime kišantį vėliavinį lapą ir vėliavinis lapas šiek tiek jau yra pralindęs, tai manau 10 dienų bėgyje jau turėsim pilnai įsiskleidusi vėliavinį lapą. Tai lyginant su Pietų Lietuva, aš plačiai važinėjusiu per Lietuvą, tai šitas regionas nuo Pietų Lietuvos atsilieka maždaug 5 dienomis palei augalų išsivystymą. Prašau, prašau. Ir dabar žiūrėk, Tautvydai, mes čia vaikščiojom per tą lauką ir, taip akivaizdžiai, ne? Taip, atėjom. Tai kas čia buvo, kas čia atsitiko? Tai šitoj vietoj... Net išsiroviau parodyt. Šitoj vietoj turime tokį netikėtą bandymą. Purkštuvas, atsitiko gyvenimas ir purkštuvas nesudirbo tada, kada reikia. Ir šitoj vietoj turime nepanaudotus saugimo reguliatorius. Tai labai puikiai matosi, žiūrint į purkštą lauką ir nepurkštą, kokį turime skirtumą panaudojus saugimo reguliatorių. Tai ir šitam lauke buvo modusas naudotas? Taip, šitame modusas 2 kartus buvo. Modus startas 1 kartą su cikoceliu ir 2 kartui naudojame tempą. Ir taip pat 0,3 litrų hektaro normą. Ir šitas gablas, tai jis ir negavęs nei vieną kartą, nei kitą kartą. Nei vieną kartą, nei kitą. Tai va, akivaizdi kontrolė, tai realiai skiriasi turbūt per tiek. Jeigu pastatytume į purkštus laukus šitą įsirautą kuokštą, tai turėtume skirtumą beveik per sprindį aukštį. Tikrai, ir matosi ir apačia, kad pabėgė. Panaudoję modusą mes sumažinome išgulimo riziką iki minimumo, taip pat pasilengvinsime kulimo darbus ir tiesiog sėkmės istorija, matome kaip... Sėkmės istorija, akivaizdžiai, kad padeda tie augimo reguliatoriai. Tai Tautvydai dabar... tavo rajonuose. Tai jeigu vėliavinis tik lenda, tai dar fungicidinis pagrindinis purškimas truputį lauks, dar savaitę tikrai. Taip, šiek tiek lauksime ir ko laukiame, siūlyčiau neleisti laiko tuščiai, o eiti į laukus ir pasižiūrėti, ar neturime problemų su vienskiltėmis piktžolėmis. Nes dabar turime paskutinį momentą, kada mes galime susikontroliuoti jas javose. Pabėgusias, ne? Pabėgusias, sakykime, turime lengvas žemės, durpyną kažkur, purškiam rudeniniais herbicidais ir pralindom, vis tiek lengvesnėse žemėse dirviniai herbicidai turi tą savybę, kad prasileidžiame tos nugodėlės, paprastai tariant. Taip. Tai dabar turbūt paskutinis momentas, kada mes galėsime šią klaidą ar tiesiog nelaimę įsitaisyti su mūsų produktu Axial. Nes jo panaudojimas yra labai lankstus ir mes jį galime... Ir ilgalaikis. Kokią normą dabar Axialio naudojam? Kadangi pati smilguolė jau yra didelė, tai Axialio normą siūlyčiau nemažinti, nes būtent dėka didelės piktžolės reikia ir didesnę normą įsilaikyti, kad išvengti Tai gerai, tai dabar... Jeigu taip sakom 0,7, tai ne, 0,9 einam į tą pusę jau. 0,9 litrą, taip, sakykime. 0,7 tai mažų piktžolių norma yra. Tai dabar aktualu smilguolė ir dar aktualu turbūt tuščioji aviža. Labai aktualu tuščioji aviža. Tik tai tuščioji aviža vasariniuose daugiau bus. Žinokit, vakar būtent šitame regione žeminėse kviečiuose tokį patalą radom tuščiosios avižos, tai rekomenduoju visiems klientams tą langą išnaudoti laukų apžiūrai, kad įsitikinti, Nes pasėliai tankus iš tikro dabar apgaulinga yra, nesimato. Taip, nes dar jos neiškilusios, jos dar yra... Taip, viename lygmenyje su kviečiais. Tai reikia būtinai pasitikrinti teisingai, tu sakai, ir dabar dar šansas yra Axialiui. Gerai, o elatusą naudojam vėliau. Elatuso normos jūsų šitam regione 0,8 ar litras?
0,8 yra norma, dėl kurios man dar neteko raudonuoti gale lauko atsistoti. Puikiai. Tai litras tikrai irgi ne. tai litras turbūt labiau lapamakštį plyštant, kas taikosi į varpą. Aš tada keliuosi iki litro, dėl kas turi norą. Kad pratęs tą ilgesnį apsaugos periodą. Taip. Ir labai didelį potencialą turinčiuose kviečiuose. Supratau. Kaip yra su amarais? Suvalkijai sakė, amarų yra. Yra ir čia. Yra ir čia. Kaip dangui, taip ir ant žemės. Tai reiškia, naudojant, tarp kitko, jeigu akselį purkš gali dėti insekticidą. Insekticidą taip, kam yra poreikis, tai tikrai taip. Supratau. Karatezioną mes turime. Įdomu matyti, kad čia yra tikrai savaitė, kaip dabar įvardinti, atsiliekam, ar kaip, bet viskas per Lietuvą truputėlį lėčiau eina. Dar jūs turit laiko pasidėlioti ir kitus darbus iki fungicidinio purškimo. Taip, vienreikšmiškai. Puikiai. Gerai, ačiū Tautvydai. Ačiū Jums.